Neįsibėgėk, Asta. Ir vėl vakare Jonelis pavaišino Astą savo gamybos kopūstų sriuba. Paragavusi Asta paklausė. Ir kaipgi tu sugebi tokią skanę sriubą išvirti? Mamytė išmokė? Ne, mamytė pati pietus virė, manęs nemokė, išmokau pats. Paskaičiau knygą, o dar turgui susipažinau su tokiu bobute, raugintais kopūstais prekiaujančiai. Mano sriuboj jos kopūstai. O bobutė nekartą mane mokė, ko reikia į sriubą įdėti, kad ji būtų skani. Šaunuolis tu, Joneli. O aš šiandien tortą nupirkau. Valgysim? Tai žinoma, tada kavos reikia išvirti. Jie valgė tortą, gėrė kavą, o paskui Asta paklausė. Rytoj šeštadienis. Tu niekur neketinėjai? Ne, ryt prie kompiuterio pasėdėsiu. O aš norėčiau rytoj su tavimi kapines nueiti. Taip ir nežinau, kur tavo mamytė palaidota. Ar nuvesi? Gerai, tik reikia gėlių nupirkti. Būtinai, Joneli, nupirksiu gėlių. Kokias mamytė labiausiai mėgo, gal rožės? Rožės. Tėvelis jai vis dovanodavo raudonas. Tai tokias ir nupirksim. Diena išaušo vos nevasariška. Po kojomis telkšojo pairusiuose šaligatviuose į dubimus susiradusios balutės. O saulė smaginosi taip, lyg ketino iki vakaro jas sunaikinti. Kapinėse buvo tylu, tylėjo pušys. Žiemą gausiai nubaršiusios kapus sausais spygliais ir kankorėžiais. Džiūstančios pušies viršūnėje rimtai nusiteikęs kaleno genys. Jonelis ėjo žvyruotų taku dideliais žingsniais, sustojęs tarė. Štai čia. Kapas buvo kuklus, paminklas iš ąžuolo ir metalo pagamintas. Prie jo pritvirtinta juoda metalinė lentelė, baltomis raidėmis skelbė, kas čia atrado amžiną poilsį. Pirmiausia, jie nurinko kankorėžius ir mažyčių grebliukų nugrebė spyglius. Paskui prie paminklo pritvirtino rožių puokštę. Asta nustebo pamačius, kad Jonelis pasimeldė, persižegnojo. Kai tėvelis statė paminklą, jis manęs paklausė, kurią mamytės nuotrauką reikėtų prie jo pritvirtinti, tarė berniukas. Betgi nuotraukos taip ir nėra, o kodėl? Aš tėvelio paprašiau, kad jos jis čia nekabintų. Nuotraukoje mamytė gyva, o palaidota įmirusi. Mamytę nuotraukose noriu matyti tik namuose, o dar nenoriu, kad ją čia žiūrėtų svetimi žmonės. Truputį patylėjęs berniukas tęsė. O ar mamytė norėtų iš savo nuotraukos visą laiką žiūrėti į prieš ją esančius kapus? Nieko neatsakė Joneliui Asta, o paėmusio ranką paklausė. O gal dabar eime į ligoninę pas tėvelį? Pas tėvelį? Eime, tik pirmą nueikime į parduotuvę lauktuvių. Andrius skaitė knygą. Pamatęs įeinančius Astą su Joneliu, užvertė ją ir padėjo ant pagalvės. Kodėl vienas, kur kaimynas, paklausė Asta, pastebėjusi, kad kita lova tuščia. Į vakar išrašė, pasakė Andrius ir nusišypsojo. Bet aš jau vėl ne vienas, sulaukiu dviejų man brangiausių žmonių. Jiedu atsisėdo prie lovos, o Andrius pasiteiravo. Ir kokiomis naujienomis judu mane nudžiuginsit? O mudu su Asta ką tik mamytę aplankėm, atsakė Jonelis, nuvalėm šiukšles, rožių padovanojom. Kokie jūs šaunuoliai. Aš vis ruošiausi Jarūtą aplankyti, o čia netikėtai lyga koja pakišo. Kas namuose girdėti? Vakar Jonelis vėl mane savo firminę kopūstų sriubą vaišino, atsakė Asta. O šiandien sriubą virsiu aš. Noriu išgirsti jo įvertinimą. Na, matau, judu lenktyniaut pradėjot, gražu. Mano kulinarai nutarė tobulėti, tad man belieka tik pasidžiaugti. Niekad negalvojau, kad mano namuose triūs dvi šeimininkės. Ką jis pasakė? Kas jam išsprūdo? Negi tas, apie ką jis galvojo pastaruoju metu? Ir Jonelis ir Asta žiūrėjo į jį su nuostaba, matyt, nelabai suvokdami tai, ką iš jo išgirdo. Andrius ištiesė ranką ir joje atsidūrė Astos ranka. Nagučiai rūpestingai apkarpyti, jokių manikiūrų nesugadinti. Kita ranka paėmė Jonelio ranką, uždėjo ją ant Astos. Paglostė vieną ir kitą, abidvi pabučiavo, paskui paklausė. Tai ir kodėl dabar tylit? Negi neturi daugiau ką man papasakot? Asta atsargiai ištraukė ranką iš šilto Andriaus delno, metė žvilgsnį į tylintį Jonelį.
pasakė: vakar buvau išvykusi į Kalnėnų kaimą. Ten girtas vyriškis žiauriai sumušė žmoną 4 vaikų motiną ir bandė padegti namą. Jei ne vyriausias 14-metis jo sūnus, namas tikrai būtų suplėškėjęs. Na, apie tai parašysiu, tačiau yra kita tema, apie kurią norėjau parašyti, bet nerašysiu. O čia jau įdomiau. Vienas pagyvenęs gyventojas pasiūlė man užeiti į kaimo pakraštyje esantį namą, kurį namu nevalia vadinti. Tai mūrinė tvora aptverta pilis. Taigi, pasak to žmogaus, pilies šeimininko senelė nacių okupacijos metais slėpė pas save būrelį iš nelaisvės pabėgusių tarybinių karių. Esą žurnalistai tai turėtų būti įdomu. Ir tu užėjai? Priėjusi prie galingų metalinių vartų, Asta pamatė skambučio mygtuką, už tvoros lojo šuo. Paspaudusi mygtuką palaukė. Po kažkurio vartų vietoje brakštelėjimo išgirdo: ką ten dar velniai atnešė? Velniai manęs nenešė, atsakė Asta. Pasikalbėti su jumis noriu, rajoninio laikraščio korespondentė. O, dama, atleiskit, ir kokiu klausimu? Nenorėčiau kalbėti nematydama žmogaus ir stovėdama prie vartų. Aš ne teroristė, galit nebijoti. Kas žino, tarė vyriškis. Minutėlę, tuoj atidarysiu. Kai girgždėdami vartai paslinko ir atvėrė ją praleidžiantį plyšį, Asta pamatė sportinės išvaizdos vyrą skusta galva. Netrukus jiedu sėdėjo erdviame kambaryje, kurio sienas puošė įvairių žvėrelių iškamšos. Kai Asta pasakė, kokiu tikslu apsilankė, išgirdo: nereikia, panelį, ieškoti pernykščio sniego, jis jau senai ištirpo. Senelė mano numirė prieš 30 metų, o apie tai, kad ji padėjo išsigelbėti 12 ruselių, anais laikais rašė ir rajoninė, ir respublikinė spauda, ir žurnalas Tarybinė moteris. Tad ar reikia dar kartą prie šios temos sugrįžti? Ir negi jūs nesuprantat, kokioj šaly gyvenam? Kaip nesuprantu? Žinoma, kad suprantu. Laisvoje ir demokratinėje Lietuvoje, atsakė Asta, dar nesuvokdama, kokia linkme pokalbį ketina pakreipti Kęstučiu pasivadinęs vyras. Žinot, panelė, kai aš, tada jaunuolis, stovėjau Baltijos kelyje, nebejojau, kad netrukus visi mes gyvensim laisvoje ir demokratinėje šalyje, bet ir tapom laisvi. Dabar ir paskutiniam Abeliui aišku, kad nuo pat pirmųjų sąjūdžio susikūrimo dienų, kaip eiti, kur eiti, mums dirigavo vakarų žinovai. O apie kokią laisvę galim kalbėti dabar, kai Briuselio įstatymai tapo viršesni už mūsų. Kaip dirba mūsų valdžia, prezidentai, tai išvis nenoriu kalbėti. Jeigu jie būtų dirbę tautos labui, nebūtų 5/5 gyventojų iš šalies išbėgęs. Bet grįžkim prie jūs dominančios temos. Mano tėvas buvo tarybinis karininkas. Praėjo fronto keliais, nekartą sužeistas prarado sveikatą, bet dar sulaukė tos nepriklausomybės, kai ir jis, ir mano senelės atminimas buvo su purvai sumaišyti. Įsivaizduokite jį, lietuvį, kaimo vaiką vietiniai persivertėliai ėmė vadinti okupantų. O kai žmogų galutinai nukirto insultas, nuo ant jo kapo pastatyto paminklinio akmens nuplėšė ir sutrypė nuotrauką. Na, o kodėl jūs taip atvirai apie visą tai nebijot pasakoti visiškai nepažįstamam žmogui? Pertraukė jį Asta. O pirmiausia todėl, kad nusibodo bijot. O dar todėl, kad jūsų akis man pasakė, kad esate doras žmogus. Aš tikrai tikiu, kad jūs nepuolate juodinti žmogaus už jo įsitikinimus, kas spaudoje dabar neretai daroma. Tačiau noriu perspėti. Nesivelkit į tas politinės temas, kurios prieštarauja mūsų valdančiųjų požiūriams. Jūs jauna. Dar menka jūsų gyvenimo patirtis, o nukentėt galit skaudžiai. Jūs turbūt žinot, kad tame laikraštyje, kuriam dabar atstovaujate, prieš porą dešimtmečių dirbo tokia pat jauna ir graži kaip ir jūs korespondentė, berods Jerūta. Mūsų kaime tada gyveno senukai Kaminskai. Jis buvo mano tėvo vaikystės draugas. Tėvas dar ir pokario metais tarnavo kariuomeniai, o Kaminskas tapo liaudės gynėju, gaudė banditavosius lietuvaičius. Ir štai, paskelbus nepriklausomybę, Kaminskas buvo žiauriai sumuštas, jam sulaužytos kojos. O kai apie tai įvykį straipsnį parašė Jerūta, ir ji buvo sumušta. Nežinau, kur ji dabar, bet po to sumušimo mergina daugiau čia nedirbo. O žinau, kur ji, įsiterpė Asta.
Jerūta išsikėlė į Vilnių, ištekėjo, pagimdė sūnų, tačiau po to galvos sudaužymo įkentėjo skausmus, paskui galvoje atsirado piktybinis auglys ir talentinga žurnalistė mirė. Baisu, tarė Kęstutis. Bet aš vėlgi sugrįšiu prie savo senelės istorijos. Jeigu tėjos priglausti ruseliai būtų tyliai po šluotą tupėję, viskas ir būtų tyliai užsibaigę. Tačiau ruseliai nudobė vieną kitą vokietį, apsiginklavo, išsikatė miške žeminę ir ėmė rimčiau nacius puldinėti. Ir apie juos, ir apie tai, kad pirmą pagalbą jam suteikė mano senelė, žinojo visas kaimas. Kaimiečiai šelpė jos maistu, tačiau neatsirado išdaviko. Ir vaikinai tiesa, keli susirėmimų metu žuvo ir senelė sulaukė Raudonosios armijos. O ruseliai nelietė tų lietuvių, kurie tarnavo vokiečiam, pasidomėjo Asta. O štai čia, panelė, ir pakasta šuo. Nudobė jie keletą baltaraišių, o kai pasielgė su pagautu seniūnu Insoda, dar ir dabar senbuviai, progai esant prisimena ir liežuvius palaido. Tas seniūnas labai uoliai okupantam tarnavo ir pagaliau suuodė, kad pagrindinė nesugaunamų ruselių rėmėja yra mano senelė. Užėjo pas ją. Gazdino, grasino. Senelė apie tai pasakė ruselių vadui Nikolajui. Ir tada vyrai patikojo per mišką vežimu važiavusių Insodą. Prieš tai seniūnas buvo šauniai padirbėjęs iš kaimo gyventojų prisirinkęs kiaušinių, lašinių ir kitokių maisto produktų. Prikrovė pilną vežimą ir vežė į vokiečių komendatūrą. Kęstutis nutilo, nusijuokė, o Asta paklausė. Ir tada, kaip jūs sakot, nudobė jį? Tai kad ne. Nudobt buvo paprasta, jauni energingi, pajokauti mėgę vyrai pasielgė išradingiau. Insodą jie išlaipino. Išlaipino ir čia pat rusų kalba surašė arklio vežimo ir visų iš gyventojų surinktų produktų perdavimo ir priėmimo aktą. Pagal jį visą tai seniūnas Insoda, norėdamas paremti tarybinius partizanus, jiems perdavė geranoriškai. Ruseliam liepus Insoda dėjo parašą, kad perdavė, Nikolajus, kad priėmė. Ta aktą vyrai paštu pasiuntė į vokiečių komendatūrą, galima įsivaizduoti, kaip šie siuto tokį laišką gavę. Paskui vyrai išdaviką ištardė, o kai pamatė iš kelnių klyno varvantį skystį, liepė nusimauti subjaurotas ne tik kelnes, bet ir apatines. Paplakė rykštę nuogą užpakalį ir prigrasinę užmušę, jeigu nors nuo vieno kaimo gyventojo plaukas nukris, ruseliai surišo jam už nugaros rankas, o prie jo vyriško papuošulo pririšo iš anksto tam reikalui paruoštą nuo veršelio kaklo nuimtą varpelį. Buvo vėlyvas ruduo, šalta, tad atsisveikinimui per užpakalį gavęs dar kartą rykštę, bekelnis seniūnas skuodė namo kiek jėgų turėdamas ir varpeliu visam kaimui skelbdamas, kad neveršis, o jis bambalioja. Čia Asta neiškentė ir ėmė garsiai juoktis. Pasijuokė ir Kęstutis, paskui pridūrė. Tas seniūnas frontui priartėjus bėgo į vakarus, su naciais jau be varpelio, bet kažkur ties pagėgiais užlipo ant minos ir gabalais išlėkė į orą. Tai va, būtent šio seniūno anūką su kažkokiu draugeliu ir senuką Kaminską sumušė ir manau, kad Jerūta. O paskui padegė mano senelių namą, kuris dar ilgai galėjo stovėti. Patys šie durneliai vėliau žuvo autovarijoje, o šį namą pasistačiau ano vietoj. Dabar lyg viskas gerai klostosi, esu statybininkas, turiu mieste rimtą verslą, tačiau mūsų laikais nesudėtinga smegduobė nugarmėti, todėl į jokias politinės rietenas nesiveliu ir nenoriu, kad dar kartą būtų sugrįžta prie tarybiniais laikais išgarsinto senelės žygdarbio. Taigi, lai viskas, apie ką jums papasakojau, lieka tarp mūsų. Gerai, ponė Kęstuti, tarė Asta ir pakilo, o jis susigrebė. Prisėskit minutėlį, kava pavaišinsiu. Žmona skanių pyragaičių iškepė. Gaila, pačios nėra, su dukra į miestą išvyko. Andrius įdėmiai išklausė Astos pasakojimo, o kai jį paminėjo Jerūtą, jo akyse blykstelėjo ašaros. Jonelis taip pat įdėmiai klausėsi, nenuleisdamas akių nuo Astos veido. Kai jie pakilo, Andrius tarė. Apie pokalbį su Kalnėnuose gyvenančių verslininkų papasakok Marytė, ji tikriausiai jį pažįsta.
O pas Kaminskus man kadaise teko lankytis. Pirmadienis, kaip visada, prasidėjo paskutinio numerio aptarimo. Daugiausia kalbėjo laikinai moterims talkinęs buvęs redaktorius Petras. Jis pasidžiaugė jauno žurnalistas Astos publikacijų brandumu. Po aptarimo, kai moterys kabinete liko vienos, Asta papasakojo Marytei apie susitikimą ir pokalbį su verslininku Kęstučiu ir išgirdo. Pažįstu aš tą žmogų, niekam nesilenkintis, visada turintis savo nuomonę ir nemažai priešų. Kol kas jam sekasi, kažkas jį iššovė, bet kulka pramušė tik striukės rankovę. Buvo bandyta susprogdinti mašiną. Tačiau apie sprogmenį jam laiku pranešė žmogus atsitiktinai pastebėjęs, kad du jaunuoliai kažką kaišiojo po jo mašinos varikliu. Ir dar, kai mūsų laikraštis buvo atsidūręs ant bankroto ribos, Kęstutis padėjo mums lėšomis. Padėjo todėl, kad jo žodžiais mes esame nepaperkami. Ir nė lito nepaukojo ne vienai partijai, o jų atstovai ne kartą prieš rinkimus bandė iš jo kaulyti. Kai moterys pasikalbėjo, o Asta panoro eiti, Marytė ją sustabdė. Turiu, Astutė, aš tau klausimą, kuris man kelia nerimą. Tu kur dabar gyveni? Redaktoriaus prašymų, kol jis iš ligoninės nesugrįž, jo bute, nes sūnui reikalinga priežiūra. O ką? Matai, mergyt, mūsų miestelis mažas, redaktorius jame yra tik vienas ir visų matomas. Kad jis našlys, niekam nepaslaptis, ypač vienišoms moteriams. Dabar tu apsigyvenai pas redaktorių, kasdienį lankai ligoninį. Ir štai jau mudu su Petru pasiekė kalbos, kad tu stengiasi pakerėti jo širdį. Gal to ir nėra, bet tu vis dėlto nepamiršk, kad redaktorius 18 metų už tave vyresnis. Ir kad redakcija netaptų pletko objektų, prašau, neįsibėgėk, Asta. Bet to turbūt žinai, kad Andrius be galo mylėjo Jarūtą, tiesiog dievino. Viskas, Marytė? Paklausė Asta, piktokai primerkus akis, pakilus ir įsirėmus į kėdės nugarėlę. Viskas. Ačiū, Marytė, kad perspėjote. Pakerėti Andriaus širdį aš tikrai neketinu, o pas jaunelį gyvenu ir redaktorių lankau, kartoju jo prašymą. Seniai žinoma, kad ligoniui reikia teigiamų emocijų. Kai ateinu, jis labai džiaugiasi ir prašo būtinai ateiti ir kitą dieną. Svečiuose pas artimuosius. Vakare, sučirškus telefonui, Jonelis išgirdo senelės balsą. Kaip laikaisi, anūkėliai, kas pas jūs naujo? Aš gerai laikausi, tik tėvelis susirgo, ligoninėje guli. Kas atsitiko? Sako, infarktas. Nejaugi, ir tu vienas gyveni. Ne vienas, su manimi Asta gyvena. Asta? Jonelė, kas ji tokia? Ji korespondentė, su tėveliu kartu dirba. Asta dabar pas tave? Taip. Aš noriu su ja pakalbėti. Iš Astos sužinojusi, kad Andrių artimiausiu metu neketinama išleisti iš ligoninės, Verutė pasakė, kad rytoj būtinai atvažiuos. O netrukus Astai paskambino Andrius. Po to pokalbio su Maryte, išgirdusi, neįsibėgėk, Asta. Kitą dieną mergina nenuėjo aplankyti Andriaus. Norėjo nueiti. Tačiau tie Marytės žodžiai visą dieną lyg aštrus kirvis virš galvos slėgėje neleido atsipalaiduoti. Ne, įsibėgėti neketino, jie tik norėjo padėti Andriui ir jo sūnui, kuriems tikrai reikėjo moteriškos pagalbos. Tie žodžiai sudavė jai skaudų ir netikėtą smūgį ir sulaukė jo ne iš priešiškai nusiteikusio žmogaus, o iš labiau patyrusios gyvenimo kelyje kolegės. Asta, kas nutiko? Paklausė Andrius. Kodėl šiandien netėjai? Aš kelias valandas praleidau prie lango, vildamasis pamatyti tave ateinančią. Labai užimta buvau darbe, sumelavo Asta ir pajuto, kad ėmė raudonuoti. Bet rytoj ateisi? Skambino redaktorių Jonelių jūsų mama ir jis jai pasakė, kad jūs gulit ligoniniai. Jie žada atvažiuoti rytoj
Rytoj jį aplankys. Mama. O tu, ar rytoj galėsi ateiti? Nežinau. Darbo daug redakcijai. Asta, aš tavęs labai lauksiu. Darbo redakcijai tikrai buvo daug, tačiau laiko redaktoriaus aplankymui galėjo ir rasti. Deja, laiko neieškojo todėl, kad tai daryti neleido tie 2 slegiantys Marytės žodžiai. Po darbo Asta vėl nuėjo pas Jonelį. Dar nespėjusią nusimesti striukės merginą berniukas pasitiko klausimu. Pas tėvelį buvai? Ne. Kodėl? Daug darbo turėjau šiandien, Jonelė, labai pavargau. Pavargau, nevaikiškai ištarė berniukas. Negi tu nesupranti, kaip tėvelis labai tavęs laukia. Iš kur žinai? Jis man šiandien kelis kartus skambino, klausė, ar iš tavęs ko nors neįskaudino. Tu juk nueisi rytoj pas jį. Rytoj tavo senelė jie aplankys. O tu? Vargu. Daug darbo redakcijai. Jonelis įdėmiai pažvelgė ją ir Asta suprato, kad jis jai netikė. Tačiau berniukas tuoj pat paklausė. Labai alkana? Sriubos įpilk? Įpilk, Jonelė. Pavakarieniavusi Asta pajuto jau ne išgalvotą, o tikrą nuovargį. Kartu su Joneliu pažiūrėjusi vakaro žinių, palinkėjo jam labos nakties. Berniukas palydėjo ją nuostabos kupinų žvilgsnių. Verutė atvažiavo autobusu ir žinodama, kad Jonelis dar pamokose, suskubo pas sūnų. Kodėl nepaskambinai tėvam, nepasakei, kad atsidūrė ligoniniai? Paklausė po to, kai Andrius pasigyrė, kad infarktas jau beveik praeityje. Nenorėjau jūs jaudinti, o kodėl tu atvažiavai viena, kur tėtis? Mašina mūsų sugedo. Jis dabar servise, žadėjo atiduoti rytoj. Kai pasims, tai tuo ir atvažiuos. Pirmiausia, Andrius papasakojo mamai apie savo gyvenimą su Joneliu, o Verutė pasidalino jos su Romų naujienomis. Paskui jis išgirdo netikėtą klausimą. O kas ta Asta, kuri ir Jonelį prižiūri ir tave lanko? Andrius nusišypsojo ir Verutė dar nieko neišgirdusi, motino širdimi suprato, kad ši mergina jam daugiau negu Jonelio prižiūrėtoja ir jo lankytoja. Tai nuostabi mergaitė, atsakė Andrius. Su Joneliu jis seniai susidraugavo, o mane lanko savo iniciatyvą ir aš jos kasdien labai laukiu. Ji tavo darbuotoja? Korespondentė, labai darbšti, pareiginga. Ir netekėjus? Ne. O kas jos tėvai? Iš kokios šeimos? Nežinau. Bandžiau klausinėti, bet nieko nepavyko sužinoti. Jaučiu, kad jai ši tema skausminga. Kiek jai metų? 25. Lyg ir per jauna tau būtų. Mama, atsisėdo lovoj Andrius. Tu manai? O ką čia manyti? Šyptelėjo Verutė. Aš iš karto supratau, kad tu jau atidavėjai savo širdelę. Norėčiau aš tą Astą pamatyti. Pamatysi, būtinai pamatysi ir tikrai tau patiks. O mane dieną ir naktį kamuoja klausimas, ar sutiksi tekėti už 18 metų vyresnio senį. Vakare, kai Verutė pakvietė Jonelį į virtuvę ir pasakė ketinantį iškepti blynų, šis vyriškai atsakė. Blynų nereikia, juos rytoj iškepsim. Sriubos su mėsa išvirta, tik pašildyti reikia, dar ir bulvių prie mėsos išviriau tik. O ką, Jonelį, reiškia čia vienas tavo tik? Tik aš nenoriu, kad mes valgytum be Astos. Ai, štai kaip. Nu tada skambink jai, kviesk. Jonelis paskambino ir vėl pasakė vyriškai. Asta, sriubą jau šildo, mes su senelė nevalgysim, kol tu neteisi, paskubėk. Na tu ir diktatorius, nusijuokė Verutė. Ir Asta paklausys tavęs, ateis? Ateis, niekur nedings, aš gyvyras, ji turi manęs klausyti. Žinau, Jonelį, tarė Verutė. Atrodo, tu kartoji savo senelį. Jis vaikystėje mėgo sakyti, aš gyvyras. Asta atėjo. Prie durų ją pasitikęs Jonelis perspėjo. Tuoj supažindinsiu tave su senelė. Ji gera, o lietuviškai kalba geriau negu kai kurie lietuviai. Ką? Pasilenkus tyliai paklausė Asta. Tavo senelė ne lietuvė? Ji rusė, senelis ją iš Sibiro parsivežė. Kas per paslaptys? Pasigirdo Verutės balsas. Ir virtuvės tarpdury pasirodė į pati. O tai ir yra ta Asta, apie kurią man Jonelis nenustoja pasakojęs. Taip, aš Asta. O jūs būsite mūsų redaktoriaus mamytė.
Andriaus mamytė, Jonelio senelė, aš Veronika, taip galite Asta mane vadinti. Kai besikalbant buvo pavakarieniauta ir abidvi moterys padėkojo Joneliui už puikiai paruoštą stalą, Asta pakilo ir pasakė, kad jai jau metas namo. Tačiau ją sustabdė taip pat pakilusi Verutė. Kiek kartų, Asta, jūs pas Jonelį nakvojate? 4. Tai nakvokit ir 5 kartą. Dar pasėdėsim, dar paplepėsim, geriau susipažinsim. O gal kokie netidėliotiniai darbai jūs gena? Tai kad ne. Darbai laukia rytoj redakcijai. Tai pasiliekat. Gerai. Šaunuolė Asta, sušuko Jonelis. Tada aš tave dar ledais pavaišinsiu. Verutė labai norėjo paklausinėti Astą, tačiau gabi žurnalistė pokalbį pasuko taip, kad pagrindinė pasakorė tapo Jonelio senelė. Kai berniukas nutūpo prie kompiuterio, moterys nuėjo į kitą kambarį, pasiklojo lovas. Ir tada Astos paraginta Verutė ėmė pasakoti jai apie savo sibirietišką vaikystę, o papasakoti tikrai turėjo ką. Pirmiausiai prisiminė savo senelį, mamos tėvą. Astai negirdėtą vardu Dolmatas. Prasidėjus Pirmajam pasauliniui karui, senelis gyvenęs kaime buvo pašauktas kariuomenėn ir sužeistas pateko į vokiečių nelaisvę. Grįžęs pasakė, kad iš vokiečių daug ko pasimokė, tad savo šeimos gyvenimą kaime, įkurtame netoli upės, tačiau toli nuo geležinkelio ir reikšmingų kelių, ženkliai pakeis. Tačiau atsitiko taip, kad ne jis keitė gyvenimą, o gyvenimas jį. Dolmatas iš savo pasiturinčių tėvų paveldėjo ne tik didžiulį, daug pavydo kėlusį namą, bet ir nemažai derlingo žemės hektarų. Kai po spalio revoliucijos į Sibirą atsirito kruvina pilietinio karo banga, o admirolo Kolčiako vadovaujama baltoji kariuomenė ir korė, ir šaudė, neįtikusius jai darbininkus ir kaimo žmonės, Dolmatas subūrė raudonųjų partizanų būrį. Įsiutę baltieji sudegino su gyventojais vietos kaimo gatvės namus, tačiau netrukus, vėjami, turėjo nešdantis link tolimųjų rytų, kur ir buvo galutinai sutriuškinti. Atkuto Dolmatas padėjęs ginklą, prisiminė puikiai sutvarkytas vokiečių sodybas, kupinas energijos puolė arti sėti kaimą pertvarkyti. Neilgai tai truko. Prasidėjus kolektyvizacijai, naktį į jo langą pasibeldė kaimynas, pasakė girdėjęs, kad jau rytoj numatyta Dolmatą išbuožinti. O tai reiškia ištrėmimą nežinia kur ir turto konfiskavimą. Ir išėjo buvęs raudonasis partizanas, niekam nepasakęs kur. Išėjo tą pačią naktį, likimo valiai palikė žmoną su 4 vaikais. Būsimoji Verutės mama iš tų 5 buvo vyriausia, tad ant jos pečių gulė didžiausia rūpesčių našta. Sugrįžo Dolmatas tik po 15 metų, kai jau buvo pasibaigęs didysis tėvynės karas. Jo žemėse šeimininkavo kolūkis, o name buvo įkurdinta mokykla. Visus tuos metus jis slapstė į taigoje, o kaip išgyveno, niekam nepasakoja. Sugrįžęs neilgai gyveno, mirė niekur nepritapęs ir visiškame skurde. Verutė augo su 3 vyresniais broliais. Prasidėjus karui, kai maisto produktus Sibiro kaimų žmonės turėjo atiduoti frontui, šeima patyrė alkį, nors tėvas dirbo kolūkio pirmininku. Su šiomis pareigomis jam teko atsisveikinti po to, kai mechaninės dirbtuvės užklydusiai ir užsižioplinusiai traktorininko dukreliai buvo sutraiškytos kojos. Atsakyti už nelaimingą atsitikimą savo pareigomis teko ūkio vadovui. Vyrai vienas po kito buvo mobilizuojami ir siunčiami kariauti. O Verutės tėvas, panoręs atsidurti fronte, išgirdo, kad jis, mechanizatorius, paliekamas kaimą duoną frontui auginti. Tačiau netrukus jam pasipaniojo apsukri našlė ir vyras paliko šeimą. Būtent po to, kai vargeliai vargti Verutės mama pradėjo viena su 4 vaikais, šeima peržengė baisaus skurdo ribą. Visam gyvenimui neužmirštamos Verutei tapo 3 dienos, kai namuose neįmanoma buvo rasti nė trupinėlio duonos. Mama nuo tamsos iki tamsos plušo laukuose. Broliai rytai nežinia, kur visą dieną išbėgdavo, o ji, alkana, gulėjo ant šiaudais prikimšto didžiulio maišo ir silpo.
Tik 3 dienos vakare mama sugrįžo, nešina krepšelių pernykščių raukšlėtų būlių ir išvirė jas su lupynu. 6-metei Verutei tada jau viskas buvo vis tiek. Žadinama jį priešinosi, norėjo tik miegoti, tačiau geriausias jos draugas, 9-metis broliukas Volodė, sugebėjo ją pražiodinti ir įkišti į burną gabalėlį bulvės. Pagaliau jie pajuto, kad tai yra maistas, kad jį reikia pačiulpus nuryti. Bulvės ją taip ir išgelbėjo. Vaikams reikėjo mokytis ir jie vienas po kito pradėjo lankyti mokyklą. Rudenį, pavasarį ėjo basi. Žiemą keliavo eilės tvarka. Vienas išeina, 3 namuose laukia. Dėvėjo vienintelius senus tėvo paliktus aulinius batus. Verutė turėjo vienintelę lininę suknelę, ant kurios užsimetusi 100 siūlę, stengėsi kuo greičiau nukakti į mokyklą. Po suknelę nieko, tik nuogas užpakaliukas, nes pirmas kelnaitės ir kojinės mama sugebėjo jai nupirkti tik tada, kai dukra lankė jau 3 skyrių. Ir visą tai mergaitė patyrė nelengvo klimato Lietuvoje, o speiguotam Sibire. Pastoviai peršalus, ji dažnai pastebėdavo savo šlapime kraujo lašelius, kentė baisius pūslės skausmus, o gyveno jie Žeminėje, kurią pastatė vyriausias brolis. Sibiro pavasariai kitokie negu Lietuvos. Žiema dar ir kovo mėnesį siaučia betodrėkių, o paskui savo poziciją staiga perleidžia pavasarį. Ir tada sniegas sparčiai tirpsta, o kiemais, daržais link artimiausio upelio gurgena rudi upeliūkščiai, priversdami tą upelį tapti upe. Žeminė, kaip žinia, tai dideliai duobėj įrengtas būstas. Kai aplink tokį būstą žiema priverčia kalnų sniego, o būstas dėl jauno statybininko neapdairumo murkso ne ant kalnelio, o duobėj, polaidžio vandenys randa savo kelią ir į Žeminę. Ir štai, moteris su 4 vaikais jau braidžioja šaltame vandenyje, kuris vis kaupėsi, nerasdamas savo tolimesnio kelio. Tokie prisiminimai lydi Verutę visą gyvenimą. Ir dar ji niekada nesugebės užmiršti to siaubo, kai jos mama, vis dar sunkiai sudurdama galą su galu, sumanė ją 16-metę mokinukę atiduoti daug vyresnio vyro rankas. Tas vyras persekiojo Verutę ir buvo įsitikinęs, kad jis, gerai uždirbantis, tinkamiausias jaunikis nepilnametei. Net laikiusi mamos ir įkyriai besipiršusio vyro spaudimo, mergaitė metė mokyklą ir klasės draugių paremta išvyko pas tetą į tolimą Taškentą. Tas pabėgimas ją ir išgelbėjo, vėliau sugrįžus lankė vakarinę mokyklą, paskui jau 18-metė susipažino su tremtyje atsidūrusiu lietuviu Romu. Ir jūsų vyru, kaip man sakė Andrius, nugyvenot laimingą gyvenimą, tarė Asta, ir nepriklausomybės vėjai jūsų neišskyrė. O kodėl jie turėjo mus išskirti, nustebo Verutė. Nepriklausomybės paskelbimas išardė ne vieną mišrią šeimą. Nemažai tokių tragedijų praėjo ir pro mano akis. Ir ypač imtos šeimos, kurias sukūrė su rusėmis lietuviai. Ne, mus šitie vėjai nepalėtė, o žinot kodėl? Pirma, mes su Romu jauni susituokę, galima sakyti, kartu brendome ir užsigrūdinome. Antra, o tai ypač svarbu, visada sutapo mūsų įsitikinimai. O man nepasisekė, ištarė Asta, ir Verutė pamatė jos pilkose akyse ašarų blizgučius.